Labadiena, gerbiami moksleiviai. Šiandieną toliau tęsime ciklo pamokas, FO ciklo pamokas ir aiškinsimės uždavinius ir pabandysim uždavinuką įspręsti, kuris skamba taip. Apskaičiuokite visų sveikųjų skaičių iš intervalo n iki m lyginių skaičių sumą, o nelyginių sandaugą. Na, mes suprantame, kad n, kaip ir praeitą pamoką aiškinamės, kad kintamieji gali būti įvedami, tai pradžią įvesime skaičių, nuo kokio pradės FO ciklas, ir pabaigą FO ciklo užbaigsime, įvesime, kokie turi būti. Na, o iš to ciklo skaičių, kurie ten bus, turės su sąlygos sakiniu atrinkti, ką mes anksčiau mokėjom padaryti, kurie lyginiai, kurie nelyginiai, kurie daro liekaną iš dviejų ir yra nulis, įsidalina viską, liekanos nelieka, ir kurie turi liekaną. Ne? Tai, na, štai jau tokia programa, aš jau surezgiau tokia, kaip sakant, ją vis truputėlį detaliau paaiškinsiu dabar ir akivaizdžiai, o paskui paleisime, kaip jinai ar dirba, nedirba. Na, tai mes naudosime šioje programai biblioteką vieną, tai JOSTream. Užrašysime su komentaro žyminėse tai programos užduotį. Būtų labai gerai, kad dar šičia parašytumėte savo vardą pavardę, kas padarė tą programą. Toliau prie bibliotekų standartiškai mes imame using namespace. Ir prasideda mūsų pagrindinė funkcija. Pagrindinė funkcija mes iš karto priskiriame rėžiams, intervalo rėžiams, priskiriame du kintamosius sveikuosius, kadangi sveikųjų skaičių intervale mes čia viską darysime, tai sveikųjų intervalas bus, pavadinsime mes, galime ir kitais pavadinimais, bet n ir m. Štai mes su sakiniu cout paprašome, kad vartotojas įvestų pradžią intervalo, su kitu sakiniu mes paprašom, kad pabaigą intervalo, kiek skaičių parašytų. Naujiena bus tokia, kad mes jau praeitoje pamokoje aiškinamės, jeigu mes FO ciklu ir sumuosim kažką, tai naudojame rezultatų išvesti, pradžioje nunuliname tą kintamąjį, nunulinam, kad jisai neatsimintų jokių kitokių skaičių. Tai pirmiausia nulis, kad jai pasileis. Na, o sandaugai, sandauga, ne, mes ilgesnį nuo duomenų tipo paimsim, ne int, bet long, ir kadangi sandaugai negali nulis iš nulio arba vienetas iš nulio daugintis, vis tiek nulis tampa, tai turim būtinai sandaugai pradėti nuo vieneto. Tai ten nunulinom, o sandaugą padarom vienetas, kad visą laiką būtų nuo vieneto, ne? Na ir FO ciklą rašome. FO ciklą rašome kaip tradiciškai, tai sveikiesi skaičiai, čia i bus priskiriama n, kokią reikšmę įvesim, o i bus daugiau arba lygų, mažiau arba lygų su rėžio pabaiga m. Na ir didės taip, ne, po vieną. Tai pradiniu ėjimu, tai pirmiausiai tikrinsime lyginius. Aišku, galėjome ir nelyginius tikrinti, bet tikrinkime lyginius. Ne? Jeigu nelyginius būtume tikrinęs, tai čia būtų vienetas turėtų būti, ne? Kad vienetas būtų. O geriau tai yra, kad nelyginius mes tikriname, tai, sakykime, liekaną padarome, arba įsidalina, arba vienetas lieka, kitokio čia negali būti. Tai įsidalinus skaičiui tam po žingsnių, jeigu iš dvejeto nuo liekaną darome nulis, tada gaunasi, kad mes galim skaičiuoti tas sumas, sudėti tos sumos. O priešingų atveju mes darome sandaugą, priešingų, jeigu nelyginiai skaičiai. Na ir pabaigos rezultatų išvesti, jeigu lyginiai skaičiai, tai sum rezultatui parodyti, o ne lyginiems skaičiams parodo sandaugos. Taip. Na ir pažiūrim, kaip ta programa dirba. Štai programą mes turim, viskas surašyta, viskas kaip atrodo veikianti. Na ir pabandom mes ją paleisti.
Štai mes matome pranešimą, kad įvesti rėžį, tai įveskime, sakykime, 2. Nu, toliau spaudžiame Enter, įveskime kitą rėžį, spaudžiame 20, sakykime, parašykime kaip pavyzdį, ne? Įspaudžiame Enter. Na, lyginių skaičių suma bus 110, o nelyginių skaičių sandauga, todėl ir long paėmėm duomenų tipą, kad toks didelis skaičius. Tai ačiū, kad žiūrėjote, ją galite persirašyti, pasižiūrėti. Aš dabar dar Wordinį failiuką jums dar rodau, nuo pat pradžių taip lėčiau, kad galėtumėte išžiūrėti. Iš karto įspėju, kad šitas užrašas, nu gal aš dizainą čia maketą pakeisiu, padėti, kad jumis neklaidinti, kad visi komentarai būtų vienoje eilutėje. Vienoje eilutėje turėtų būti. Taigi, dar kartelį peržiūrim. Užduotis. Toliau programa, pagrindinė funkcija. Programa, čia kintamųjų aprašymas. Užrašas į ekraną, nuskaitimas N. Užrašas į ekraną, nuskaitimas M. Sumos rezultatui kintamasis turi būti nunulintas, sandaugos rezultatui parodys sandaugą kintamai suvienito padarome. Na, paskui for ciklo užrašymas su rėžiais. Na ir jeigu viskas įsidalina su liekana ir liekanos nelieka nulis, tada suma vyksta ir priešingų atveju yra nelyginiai skaičiai, tai sandauga. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.